Taigi sveiki atvykę į anglų kalbos kurso klausimams praktikos pirmąją pamoką. Okay? Tai dabar turėsim net 10 praktikos pamokų ir labai svarbu su šiuo metodu yra tiesiog, kaip pasakyti, pasileisti į patį mokymosi procesą. Labai svarbu yra pasistengti visada atsakyti pirmiau, negu kad išgirsit atsakymą iš manęs, ar ne? Tai jeigu žiūrit video platformai, pamatysit lietuvišką variantą, galit pasispausti pauzę, jeigu užtenka laiko atsakykit ar ne, paprastai, bet jeigu neužtenka, pasispauskit būtinai pauzę ir tik tada atsakykit, ok? Tai paprastas tikslas, ar nėra? Sužinoti variantą, tada pasakyti savo variantą, ok? Nebent tai kažkoks naujas žinomas žodis, bet visada galite ir tai pabandyti atspėti, ok? Jeigu galbūt kažkas bus žinoma. Tai pradėkim tiesiog nuo galėti ir aš galiu. Tai galėti ir aš galiu yra to be able to, tai yra išskirtinis veiksmažodis, ar ne? Jo bendradis truputėlį kitokia yra, to be able to, lygtais būti galinčių, būti galinčiai, būti sugebančiam, būti sugebančiai, bet aš galiu, pirma forma visiems yra can, tai I can. Aš galiu, I can. Dabar tu gali yra you can. You can, tai mes jau turim teiginius kol kas, ar ne? You can. Dabar būti ir daryti. Du veiksmažodžiai. Tai vienas iš jų yra to be, o kitas yra to do. Tai dabar ką svarbu atsiminti, kad po veiksmažodžio galėti mes naudojam veiksmažodžius tik bendratiniai formai, bet be šito žodelio to. Tai reiškia I can be, aš galiu būti, I can do, aš galiu daryti. Tai irgi lyg bendratis daryti anglų kalboje, tik tai žodelio to mes nenaudojam, kuris šiaip nurodo bendratį, bet šiuo atveju nenaudosimės jo. Tai dabar ar tu gali? Prisimenam, kaip su veiksmažodžiu gali yra, kas vyksta klausime, ar ne? Jisai šoka į priekį. Tai ar tu gali, jeigu teiginys yra you can, susikeičiu vietomis, can you, can you, can you. Ar aš galiu, can I, ar ne, can I, can I. Ar tu gali būti, can you be, ar ne, can you be. Antrasis veiksmažodis bendratiniai formai kaip to be, bet be žodelio to. Tai ar tu gali būti, can you be, can you be. Dabar ar tu gali būti ten rytoj, ar tu gali būti ten rytoj. Tai ten rytoj kol kas nauji žodžiai, bet galbūt jūs žinot jau. Tai ar tu gali būti ten rytoj, can you be there tomorrow. Can you, jau kai sakau can you, iškart indikuojam, kad ar tu gali. Can you be there tomorrow? Can you be there tomorrow? Can you be there tomorrow, ar ne? Dabar, ar aš galiu tai padaryti? Ar aš galiu tai padaryti? Reiškia, can I do that? Arba it, arba this, nesvarbu šitie, ar ne? Tarp this, that, it galim keitalioti. Tai can I do that? Can I do that? Tai jau indikatorius ne can you, nes can you, ar tu gali? Can I, ar aš galiu? Can I do, ar aš galiu padaryti, ar aš galiu daryti tai? Can I do that? Dabar užeiti yra to come in. To come in. To come tiesiog būtų ateiti. To come in su šituo prielinksniu, to come in su in žodeliu prielinksniu yra užeiti į vidų, ar ne? To come in. Ar aš galiu užeiti? Ar aš galiu užeiti? Ar ne? Ne, ar tu, ar aš galiu užeiti? Can I come in? Can I come in? Can I come in? Ar ji gali užeiti? Ar ji gali užeiti? Prisiminkim kaip ji. Turime can she come in? Can she come in? Can she come in? Ar ji gali užeiti? Can she come in? Can you come in? Ar tu gali užeiti? Can you come in? Can you come in? To be yra būti. Būti. Tai dabar aš esu, tu esi, ji yra. I am, aš esu, tu esi, you are, ir ji yra, she is. Tai va turim tris formas, o visa daugiskaita we are, you are, they are, visi turi are žodelį, ar ne? Are. Tai nėra are, ne mūsų are,
giliau truputėlį. Are, I am, you are, she is. Ir lygiai taip pat kaip ir can, kai darom taip arba neklausimą, šitie susikeičia vietomis. Tai reiškia am I, are you, is she, jeigu tai yra klausimas. Ok, tai ar ji yra? Ar ji yra? Is she? Is she, ar ne? Is she? Ar ji yra laiminga? Ar ji yra laiminga? Is she happy? Ar ne? Is she happy? Is she happy? Is vėlgi stoja priekį, tai reiškia turim jau pradžias esamajam laikė kelias. Ar ne? Šitoj pamokoje turėsim tik esamąjį laiką. Turime can, tada bet koks asmuo, can I, can you, can we. Tada turime is dabar. Is she happy? Nes teiginys she is happy, klausimas is she happy? Ar ji laiminga? Is she happy? Sad, liūdna, ar ne? Is she sad? Ar ji liūdna? Ar ji yra liūdna? Tik atkreipkite dėmesį, kad lietuvių kalboje mes dažnai nukandom veiksmažodį būti. Ir sakom tiesiog, ar ji laiminga. Bet mes turime omeny, ar ji yra laiminga. Tai ypatingai šitoje vietoje reikės pagauti, kada veiksmažodis yra būti ir dėti jį į tinkamą formą, turėti is arba am arba are. Okay? Ar ji laiminga? Ar tu esi laimingas? Vėlgi lietuviškai skaitumėm, ar tu laimingas. Bet čia sakom, ar tu esi laimingas? Are you happy? Are you happy? Nes you are, klausimas are you? Are you happy? Dar viena pradžia, ar ne? Klausimo. Are you happy? Are you happy? Dabar, ar tu ten? Ar tu ten? Tai reiškia, ar tu esi ten? Are you there? Are you there? Ar ne? Are you there? Kaip ir are you happy? Are you there? Ar tu laimingas ten? Are you happy there? Are you happy there? Ar mes laimingi? Kaip tai skambėtų? Ar mes laimingi? Are we happy? Are we happy? Ar ne? Are we happy? Ar jis laimingas? Is he happy? Šaunuolė, ar ne? Jeigu is uždėjom. Is he happy? Nes is. He is. Jis yra. Ne are. You are. But he is. Tai klausimas, is he happy? Is he happy? Is he happy? Ok. Ar tai normalu? Tai atsimenam, she is, he is, tai it is irgi. Tai reiškia, is it normal? Is it normal? Is it normal? Ar tai normalu? Ar tai yra normalu, ar ne? Is it normal? Is it normal? Labai svarbu pagauti, kai veiksmažodis būti slepiasi. Tai šiuo atveju, ar tai yra, forma yra slepiasi, ar tai yra normalu. Is it normal? Is it normal? Dabar aš esu, aš galiu, aš žaidžiu. Tai I am, I can ir I play. Rutiniškai, ar ne? I play. Tai dabar žinom, kad galėti ir būti yra išimtis. Tai reiškia tiek I am, I can yra išimtis. Am šoks į priekį, jeigu klausime am I, ir can šoks į priekį, can I. Bet kai turim visus kitus veiksmažodžius išskyrus būti ir galėti, dar kartoju, visi kiti veiksmažodžiai, žaisti, mokyti, šnekėti, valgyti, nesvarbu. Visi kiti veiksmažodžiai, klausimas esamajam laikė sudaromas kitaip. Mes turime do ir does. Do visiems asmenim, does, he, she, it. Tik trečiam asmeniui vienaskaitai, ar ne? Tai tada, jeigu aš klausiu, ar aš esu, ar aš galiu ir ar aš žaidžiu, kaip skambėtų šitie trys klausimai? Rutiniškai, ar ne? Ar aš esu, ar aš galiu, ar aš žaidžiu? Am I, can I ir do I play? Ne play I, ar ne? Atsimenam, kad kai turim visus kitus veiksmažodžius, išskyrus šias dvi išimtis, klausime atsiranda do arba does priklausomai nuo asmens, ar ne? Gali taip atrodyti, kad, kodėl pusė veiksmažodžių naudojam šitas formas, kodėl keliam priekį, o prie visų kitų do. Taip atrodo dėl to, gali atrodyti, kad veiksmažodis būti yra labai dažnai naudojamas. Dėl to dažnai prasidės am I, are you, is he, is she, ar ne? Bet tik dėl to, kad am ir can dažni veiksmažodžiai. Jie yra išimtis ir jie dažni veiksmažodžiai. Dažnai naudojami. Bet visiems kitiems veiksmažodžiam mes turime do. Ar aš žaidžiu, do I play.
Aišku, yra kitaip truputėlį žmonėm maišosi, kai yra ar aš galiu žaisti. Mes dar prie to prieisim, nes ar aš galiu, aš klausiu, ar aš galiu, tai bus can I play, ar ne? Can I play. Mano antras veiksmažodis bus čia, can I play. Bet ar aš žaidžiu yra visai kitas klausimas, tai aš sakau do I play, ar ne? Ok. Tai ar tu esi, ar tu gali ir ar tu žaidi. Ar tu esi, ar tu gali ir ar tu žaidi. Are you, can you, do you play? Ar ne? Žinom, kad tie du yra išimtis, visur kitur reikia do. Do you play? Are you, can you, do you play? Šoki, do you dance? Valgai, do you eat? Ar ne? Ar tu valgai? Ar žinai, do you know? Do you know? Ar ne? Ok. Ar ji yra, ar ji gali, ar ji žaidžia? Kaip tai skambėtų? Ar ji yra, ar ji gali, ar ji žaidžia? Is she, can she ir does she play? Reiškia, trečias vienaskaita, vietoj do turim does. Tai it, she ir he. Jis, ji ir tai, ar ne? Does she play? Tai ar ji yra, ar ji gali, ar ji žaidžia? Is she, can she, does she play? Tai dar kartą, ar ji yra? Is she? Ar ji gali? Can she? Ir ar ji žaidžia? Does she play? Pavyzdžiui, ar ji žaidžia tenisą? Does she play tennis? Dažnai yra often. Often. Kai kur galite išgirsti, kad net ir T, sako often, čia priklausomai kur kalba, Britanijoje vienaip, Amerikoje truputėlį kitaip, netgi nuo regionų gali priklausyti, bet šiaip paprastai galime tiesiog sakyti often, nes ta raidė ten T yra ir jie tikrai galima tarti ir sakyti often. Tai tada nutikti yra to happen, to happen, to happen. Dvigubo P viduryje, ar ne? To happen. Dabar, ar tai dažnai nutinka? Tai mes turim irgi tą dvigubą P, nes taip happen, užlipam happen, nutikti to happen. Tai ar tai dažnai nutinka? Ar tai dažnai nutinka? Tai aš neklausiu, ar tai yra. Nes jei būtų tai, ar tai yra, būtų is it pradžia. Is it, ar ne? Bet aš klausiu, ar tai dažnai nutinka. Does it happen often? Does it happen often, ar ne? Tai yra nebūti, negalėti, aš klausiu, ar nutinka. Neklausiu, ar gali, neklausiu, ar yra, klausiu, ar nutinka. Tai reiškia, neišimtis, reiškia, do arba does prieki klausimą taip arba ne. Tai does it happen often? Does it happen often, ar ne? Does it happen often? Ar tai dažnai nutinka? Does it happen often? Eiti yra to go, ne? To go. Tai dabar, ar tu dažnai ten eini? Vėlgi, aš klausiu, ne ar gali, ne ar esi, aš klausiu, ar dažnai eini. Tai reiškia do. Do you go there often? Do you go there often? Ar ne? Do you go there often? Dar kartą, ar tu dažnai ten eini? Do you go there often? Do you go there often? Do you go there often, ar ne? Do you go there often? Ar tu gali eiti? Ar tu gali eiti? O, čia išimtis, ar ne? Aš jau klausiu, ar tu gali? Kas yra su gali priekyje? Can. Can you go? Can you go, ar ne? Can you go? Can you go? Ok, dabar ar tu laimingas? Vėlgi, dar viena išimtis, ar ne? Ar tu esi laimingas, slepiasi. Tai vėlgi, tu esi, you are, ar tu esi? Are you happy, ar ne? Ar tu laimingas? Are you happy? Are you happy? Ar mes ten? Ar mes ten? Vėlgi, ar mes esame ten? Are we there? Are we there? Ar ne? Are we there? Pabandyti yra to try. To try. To try. To try. Tai dabar, ar mes galime pabandyti? Kaip tai skambėtų? Ar mes galime pabandyti? Can we try? Ar ne? Dėl to, kad ar galime, klausiu. Nesakau, ar pabandome, ar bandome. Ar galime? Can we try? Can we try? Ar ne? Can we try? Ar mes galime eiti? Vėlgi, neklausiu, ar einame. Klausiu, ar galime eiti. Can we go?
Can we go? Lipam ant can iškart. Can we go? Can we go? Ar tu esi ten? Kaip skambėtų, ar tu esi ten? Are you there? Are you there? Ar ne? Are you there? Tada klausia, ar tu laimingas ten? Ar tu laimingas ten? Are you happy there? Ar ne? Nes ar tu esi laimingas ten? Are you happy there? Are you happy there? Ar tu ten dirbi? Ar tu ten dirbi? Tai neklausiu, nei ar esi, nei ar gali. Do you work? Do you work there? Ar ne? Do you work there? Do you work there? Do you work there? Ar tu žinai? Žinoti, to know. Do you know? Nes nei galėti neklausiu, ar gali, nei neklausiu, ar esi. Klausiu, ar žinai. Do you know? Do you know? Do you know? Ar ne? Ar ji žino? Ar ji žino? Does she know? Ar ne? Does she know? Šaunuoliai, jeigu does įdėjot, does she know, nes ne do, tai aš esu vienaskaita, she, he, it. Does she know? Does she know? Dabar, ar jis ten dirba? Ar jis ten dirba? Does he work there? Does he work there? Does he work there? Jau yra already. Already. Tai kaip būtų, ar ji jau ten? Ar ji jau ten? Is she there already? Is she there already? Galima already dėti po šį iš karto. Is she already there? Is she already there? Aš tiesiog dedau tą kaip dažniausiai dėliojama. Is she there already? Bet is she, nes ar ji jau yra ten? Ar ne? Ar ji yra jau ten? Is she there already? Nes she is, ji yra. Ar ji yra? Is she? Is she there already? Ar ji jau yra ten? Ar ji jau ten? Is she there already? Tai dar sėki. Ar ji jau yra ten? Is she there already? Okay? Tai dabar susimatom jau sekančio pamokoje, kur pridėsime dar vieną laiką. Iki.